Sveiki YouTuberiai ir mano blogo skaitytojai. Šiandien parodysiu, kaip iš iPhone, iPad ar iPod Touch galima valdyti Mac kompiuterį. Šiam tikslui naudosiu Apple Script Editor programą, kurią rasite savo Mac kompiuterio Applications, Utilities aplanke ir Notes aplikacija, kuri yra tiek Mac kompiuteriuose, tiek iOS įrenginiuose. Šiame video naudojamos programos tekstą rasite mano blogo straipsnyje, nuoroda į kurį yra po šiuo video. Atidarome Apple Script Editor aplikaciją. Šiame video naudojamą programos kodą rasite mano blogo straipsnyje, kaip valdyti Mac'ą iš iOS. Tai ir paimkime jį iš tenais. Nukopijuokime ir įklijuokime Apple Script Editor lange. Išsaugokime programą, suteikdami į vardą, tarkim, Siri valdo Mac, nurodome, kad išsaugome kaip aplikaciją ir pažymėję Stay Open After Run Handler ir Run Only spaudžiame ant Save mygtuko. Šiuo atveju aš aplikaciją išsaugau ant darbastalio. Paleidžiame ką tik sukurtą aplikaciją ir atidarome Notes. Šiuo metu čia nėra jokių įrašų ir aš Siri pagalba sukursiu vieną. Write a note. Okay, I can take that note for you. Just tell me what you want it to say. What apps are running? Question mark. Got it. Žiūrėkite, matote, atsirado, iškart išnyko ir parašė, kokios šiuo metu aplikacijos yra atidarytos mano kompiuteryje. Pavyzdyje yra ir galimybė išjungti arba užmigdyti kompiuterį, ką šiuo metu ir padarysiu. Write a note. Okay, I can take that note for you. Just tell me what you want it to say. Go to sleep. Noted. Kaip matote, mano Mac'as užmigo. Daugiau teksto ir aprašymo rasite mano straipsnėje. Tikiuosi, šis pavyzdys buvo naudingas, rasite jam pritaikymą. Nepamirškite paspausti like mygtuko prie šio video ir iki.